Babababam, nauji metai, naujas sezonas, man antras. Pagaliau šilti orai, galima išvažiuot. Galima išvažiuoti, pagaliau pasivažinėti. Nes to jau vėl bus šalta, vėl bus minusas. Na gal minusą nebus, bet šlapia, šalta, vėjuota ir visa kita. Tai kol oras leidžia, tai galima pasivažinėti. Šiemet bandysiu daugiau važinėti, ypatingai savaitgaliais. Kažkur nuvaryt prie kokio ežero. Bandysiu dažniau ir su palapinė prie ežero nuvažiuoti kokio, ar nebūtinai ežero, tiesiog su palatkė pakempint. Kažką pasigamint ir grįžt namo. Pasikrauti energijos. Tai va, žadu pasivažinėti daugiau savaitgaliais su palapinė, kažkur pakempint, kažkur pačilint, atsipalaiduot, pabūt ramiai, su savim pasišnekėti. Specifinių kažkokių vietų labai nesu išsirinkęs, tiesiog ieškosiuos, žemėlapyje dursiu pirštu ir taip susirasiu. Arba nebent gali, žinau, kad yra keli žmonės, kurie stebi šitą Ale video, Ale kanalą. Tai gali kokiam nors Instagrame pasiūlyti kokius spotus įdomesnius. Būtų gerai, kad su motociklu įmanoma būtų privažiuoti. O parašyti galima, tai retai naudoju, bet Instagramą turbūt irgi kaip ir čia YouTube'as, vardas pavardė, tik bus Raimondas.kliukas. Bus lengviau man. Mažiau galvot reikės, kur kokį spotą susirasti, kur nuvažiuoti. Galvoju, nebūtinai Lietuvoj, galima ir tam artimuose šalyse kokiuose nors, Latvija, Lenkija. Žinau, kažkas pabandys ir Baltarusiją pasiūlyti ir būtinai svarstysiu, nes nemanau, kad labai baisu tenai važiuoti. Nebent turit psichologinių problemų, tai tada jau jo. Tada galima ir nevažiuoti. Karšta biškelį mieste važinėt, ką čia turim su laipsniais. 20, saulė kaitina. Buvau planesnę striukę užsimes, bet išvažiuosiu iš Vilniaus, tai pagalvojau, užsimesiu biškelį šiltesnę turinginę striukę, nors ir be pašiltinimo. Bet jei atvės, tada neturėsiu bėdų. Nu, tai gal jau žalia gali užsidegti. O. Nesugebu bėgių perjungti. Taip ir būna. Kai visą žiemą nevažinėjai, po to pajudėti nesugebi, arba į antrą pavarą nesugebi įminti. Su
su laisvu nori važiuoti. Va, šiandien važiuoju kažkur link Zarasų. Kažkur turiu įsimetęs spotą ir bandysiu jį pasiekti. Tiksliau, nebandysiu, jį ir pasieksiu. Tuo iš Vilniaus išvažiuosiu. Ir motociklas nebekais. Pažiūrėsim, ar mane ten užliučino. Lyg girdėjau, kad kelią tvarko link Zarasų. Ar mane užliučino, ar tikrai tvarko. Pažiūrėsim. Ne pirmą kartą, jei ką, važiuosiu per Žvyrą. Dabar kol kas sezono pradžioj bandymų stadijoje esu. Nusipirkau naują kamerą, mikrofonus naujus, nes pernai metų GoPro baisiai nuvylė, šūdas. Tai veikia, tai neveikia, tai nori įsijungti, tai nenori įsijungti. Taip kažkaip nedraugavo su manim, mikrofonas irgi pastoviai gliučindavo. Garsas kaip iš užpakalio būdavo, traškėjimas nuolatinis, nesibaigiantis. Dabar pasiėmiau kažkokį brandą pabandyti. Kamera tai DJI, o mikrofonai HoloLens Lark M2, tai vadinasi. Tokie magnetiniai mikrofonai. Pažiūrėsim, ar veiks ar neveiks. Bandžiau truputėlį jau pabandyti. Dar klausimų man kyla kartais su juo. Kokie visi įdarastas su BM suvažiuoja, tai niekad normaliai prasilenkt, tai prie pat šiknos prisėdo. Ir reikiausia, gal matėsi per veidrodėlį. Aš pamiršau, kad pas mane muzika įjungta, bet nutildyta. Su muzika maloniau važiuot. Dar pats padainuoji. Į eterį gal dainuot nereikia, nes ir tie 5 sekėjai atsijungs išgirdę dainavimą. Aš geriau mintyse savo padainuosiu ir įsivaizduosiu, kad turiu superinį balsą. Na, čia tas pats Bemsas. Pažiūrėsim, ar jisai ilgai važiuos antroji juostai. Gaidžiukas, nes šitoj bus susiaurėjimas. Vis tiek pidarastui reikia įlysti, reikia spausti iki paskutinės akimirkos, nes 2 mašinas reikia aplenkti. Privažiavo šitų čiurkų visokių urodų. Kitaip jų nepavadinsi, visų šitų boltais važinėja. Labai pikta būna, kai net nesugeba lietuviškai pasisveikinti. Jau galėtų tuos jau pagrindinius kaip ir žodžius, frazes išmokti, aptarnavimo sferoje visgi dirba. Aš asmeniškai kiekvieną kartą važiuodamas į kažkokią užsienio šalį, kad ir pailsėt, visą laiką pasižiūrit tas pagrindinės frazes, kaip pasisveikinti, kaip atsiprašyti, kaip atsisveikinti, kaip pasakyti, jog nekalbi vietinę kalbą.
O šitie urodai privažiavo čia ir nieko, jie nešneka, net mikimų nepavadinsi. Ypatingai, kai maistą užsakai. Čia Bolt Foodui tokį akmenį neblogą galima mest. Atveža maistą kažkoks, nežinau, kazachas, uzbekas ar kažkas tokio. Ir net mumų nepasako, kažką savo po nosim garsą kažkokį išleidžia. Ir viskas. Tai taip kažkaip tai nemalonu visiškai. Ir nemanau, kad čia kažkoks mano susireikšminimas ar dar kažkas. Tai turi būti normalus dalykas, o dabar gaunasi, kad Lietuva yra šūdų krūva, atvažiuoja čia belekas, šneka kokiom kalbom ir panašiai. Jokios pagarbos. Nei valstybei, nei kalbai, nei tiems patiems žmonėms. Kažkada esu turėjęs trumpą diskusiją, labai trumpą diskusiją su keliais asmenim. Tai irgi šita tema buvo paliesta, tai prisiminiau kažkada skaitytą straipsnį, jog labai daug mokesčių nesumoka šitie atvykę Boltų pavežėjai, susirenka pinigus ir išvyksta atgal, nes sumokėjo mokesčių. Tai tokią mintį išreiškiau vienoje kompanijoje. Tai gavau atsakymą maždaug tokį. Tai kas, juk dirba, tegul dirba, užsidirba. Na, tai su tokia logika, tai kodėl patys mokam mokesčius, kodėl neįsileidžiam per Baltarusijos sieną irakiečių, ten nesvarbu kokie ten migrantai, ar tik tai per sieną nori pereiti ar dar kažką, kodėl jų neįsileidžiam. Tai irgi galim įsileisti, visiškai taip pat. Tiesiog pati Lietuva kasasi savo duobę ir kaip buvau pasakęs tokią mintį, darosi šiknos skylė. Ir pačių lietuvių dėka, nesgi tolerancija. Būkime tolerantiški viskam, visur, visada. Liberalai. Tegul sudurinėja galą su galu tuomet. Aš kažkaip tai ten į tą pusę nejudu. Norint važiuoti link Zarasų, Veizas meta maršrutą per Vilnius Ukmergė Panevėžys kelią. Jis nori mane išsukti. Dabar privažiavau Nemenčinę ir vėl rodo išsukinėti link Ukmergės plento, Vilnius Ukmergė kelio. Tai taip ir padarysiu. Turiu laiko, noro pasivažinėti, tai galima paskraidyti truputėlį ratais, kvadratais, tik tai, kad Nemenčinėj tas kelias netvarkomas milijoną metų. Purtaisi čia kaip matrioška. Šiandien Vilniuje turėtų būti daug motociklų, nes sezono atidarymas. Visi lekia atsidaryti. Man masiniai renginiai nelabai. Tai aš kaip tik iš Vilniaus išvažiuoju. Pernai buvo gerai. Sodyboj prie Alytaus, prie Daugų. Kas čia?
Sodyboje prie Alytaus, Dauguose, gamta, ežeras, ramybė. Jokių žmonių, jokių masių. Super buvo. Šiemet nepavyko man su tokiu variantu. Teks pabūt Vilniui, bet bandysiu kuo dažniau bėgti iš to Vilniaus. O, čia pirma komunija, vaikai priiminėjo. Gerai, važiuojam lyg Ukmergės kažkur. Nors matau, man čia nusukimą rodo greitai, tai kažką kitų kelių važiuosiu. Įdomu. Gerai, patinka. Nes greitkeliais nuobodu važiuoti. Tiesiai važiuoju visą laiką. Ir greitį didelį palaikai visą laiką. Man kaip pensininkui patinka iš lėto mėgautis. Aš apie važiavimą dabar kalbu. Nu gal tik ne taip lėtai kaip šitas. Truputėlį greičiau. Bet jis čia mane išvyravęs ar kaip? Ar čia bus asfaltas? Ne, paberžė, asfaltas turėtų būti. Tikiuosi. Ei, ne, apsisuksiu. Va, važiuoja. Baikeriai. Dabar ilgokai turbūt viena ranka vairuosiu. O gal ar ne? O ne, molėtų kelias. Ne, čia mes nevažiuosim. Važiuojam. Kur važiuojam? Tiesiai važiuojam. Aš spėju geriau tiesiai važiuoti. Nes šituo šūdu važiuoti aš tikrai nenusiteikęs. Pamiršau, kad čia tarp Ukmergės kelio ir Nemenčinės yra dar molėtų plentas, šitas šūdas. Atrodo, ant akmenuko paslydau. Kažkaip nemaloniai buvo. Stipriai nesumėtė, bet vairų pajaučiu. Tai yra ženklas, kad nėra ko lakstyti. Reikia važiuoti kaip pensininkui. Ir kaip tas komentatorius rašė, reikia laikytis kelių eismo taisyklių. Pasakė, neturintis teisų žmogus.
Nu va, trumpai pakempinau. Tai reiškia tiesiog kažkaip stovyklavietėje prie ežero pasėdėjau, valgiau ir viskas. Ir lėkiu atgal link Vilniaus. Bičiulis paskambino, grįžo iš irgi tripo, per Lenkiją, Slovakiją važinėjo. Sako, neturiu garažo raktų. Tai važiuoju atgal į Vilnių, atrakinsiu garažą, paplepėsim, pasidalins įspūdžiais, jeigu nebaisiai pavargęs. Ir šiam savaitgaliui turbūt tiek.